Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Genoveita Krasauskienė, wiceministro oświaty i nauki Republiki Litewskiej. Labas rytas jums, dzień dobry. Labas rytas. Ar Sirokomlės mokyklai pavyks tapti ilgąją krikščioniškąją gimnaziją? Aš tikrai manau, kad taip. Iš tikrųjų, mokykla yra, manau, kad yra pasirengusi. Na, iš tikrųjų, tik tai dabar vyksta tokia, mes buvom stikę su mokyklos bendruomenė, diskutavimą tą temą, tokiu klausimu, jeigu mokykla taiko elementus krikščioniškos mokyklos sampratos elementus, reikėtų mūsų nuomonė turėti ir dalininką iš religinės bendruomenės. Tai yra jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų yra tokie įstatymai, ką reikia? Nes vakar pas mus buvo Juozas Kvietkovskis, Seimo narys, ir jisai mūsų laidoje sakė, kad tai netiesa, kad mokyklą reikia dar vieno steigėjo ir kad tai tik ministerijos priedanga vilkinti sprendimą. Dabar iš tiesų, kadangi dabar specialistai ir teisininkai aiškinasi, nedrįsčiau būti kategoriška. Yra tokia praktika, kad katalikiškos mokyklos arba turinčios katalikiškos mokyklos elementus, jos turi tas religinį bendruomenę. Ne katalikiška mokykla, o krikščioniška gimnazija. Taikanti elementus. Taip. Na, iš tikrųjų, kai dabar vyksta toks aiškinimasis, nedrįsčiau komentuoti įstatymą ar sakyti tikrai griežtai taip arba griežtai ne, man atrodo, kad labai greitų metu tai paaiškės ir bet kokiu atveju. Jeigu paaiškės, kad tikrai reikia, Sirokomlės mokykla tikrai bendrauja, jie turi palaiko ryšį su daugeliu bendrijų, religinių bendrijų, joms nebus problema. O jeigu nereikia, tai iš tikrųjų ir tas klausimas. Tikrai, man atrodo, nebus problema. Ar tas mitingas, kuris vyko prie švietimo mokslo ministerijos, ar paskubins jūsų ministerijos sprendimą dėl tos mokyklos? Aš manyčiau, kad tas mitingas galbūt neturės kažkokios specialios įtakos. Mes jau tada tomis dienomis žinojome tą problemą, jau diskutavo. Ir kai pakvietėm mitingo taip atstovus arba mokyklos atstovus pasišnekėti, iš tikrųjų mes labai ramiai apie tai šnekėjom. Ir iš mokyklos bendruomenės nebuvo tokio pasipriešinimo, atrodo, iš tų atstovų, kad jie taip ramiai išklausė, sako taip, ir tikrai patvirtino, kad jie turi labai Bet mitingas buvo reikalingas atkreipti dėmesį, nes laiko vis tik yra nedaug, taip? Laiko tikrai suspėsim. Mokyklų nėra daug tokių, kurios dar svarstytų, kurias reikėtų akredituoti. Tikrai suspėsim visas. Vilniuje tokių mokyklų yra kiek, 18? Ne, iš tikrųjų vis tiek dabar atėjęs naujas. Tų vidurinių mokyklų, kurios turės pakeisti savo statusą, taip? Vis tiek jau yra daug išspręsta, daug atėjusi nauja ir senoji valdžia, jos apsispręs, kadangi mokykla, kuri nori išlikti ilgai gimnaziją ir neturi tų dviejų paralelių klasių pagal tos reikalavimus, jinai turėtų tapti savita, turi būti mokykla arba turi būti pasitvirtinti tos savitos mokyklos sampratą. Taigi yra keletą mokyklų, kurios dabar jau baigė parenginėti, jos yra pateikusios ir taip toliau. Na, ir man atrodo, kiek metų vyksta šitą reformą? Jau senai reforma vyksta. Kaip jūs vertinate tai, kad liko dar mokyklos, kurios galima pasakyti, iki paskutinės minutės dar renkasi pakeisti savo statusą? Aš manyčiau, kad dėl ko jūs nespėjo anksčiau padaryti? Galbūt mokyklos iš tikrųjų, mokyklų bendruomenė ieškojo variantų arba tiesiog, gal pasakysiu tokią, paprasta kalba, gal tiesiog nenorėjo būti reorganizuotas. Na, iš tikrųjų... Pačios vilkino laiką, taip? Nežinau, ar vilkino, galbūt turėjo galbūt vilties tokios. Kad liks kaip ir buvo, taip? Kad liks kaip ir buvo, kad liks, jeigu vidurinės mokyklos statuso nebebus, gal jos tikėjosi, jos gali būti to ilgosiam gimnazijom, turėdamas tam tikrą sampratą, turėdamas kitą unikalumą. Kaip dabar Sirokomlės
bus. Taip. Man atrodo, kad mokyklos galbūt, aš nežiūrėčiau, kaip ir nei į neigiamą dalyką, nei į kažką, nedrįščiau tai kažkaip blogai vertinti tų mokyklų, bet kiekviena mokyklos bendruomenė, aš manau, kad tarėsi, jie masto, jie planuoja, jie kuria savo ateitį. Na, iš tikrųjų, čia reikėtų atskiros diskusijos su tom mokyklom, ko gero galėtų atsakyti. Gerai, dabar grįžtam prie Siverkomlis mokyklos. Ta mokykla pateikė jūsų ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai savo ugdymo sampratą. Kada tą sampratą įvertins jūsų ministerijos specialistai? Pati samprata, jinai yra įvertinti ir jinai yra tinkama. Pati samprata, taip. Tai reiškia, dabar jau nėra kliučių duoti, reiškia, teigiamą Taip. Tik tai vienintelis dalykas, kad, kaip ir aš minėjau anksčiau, kad jeigu bus įsiaiškinta, praktikoje yra, dėl to steigėjo, taip? Dėl to daliniko antro. Tai tada taip, jeigu bus įsiaiškinta, kad tikrai ne, kadangi tai yra savivaldybės mokykla, lyg tai turėtų būti pasaulietiška, čia taiko, kad katalikiškas mokyklos elementus. Gal šitą diskusiją, kadangi iki šiol buvo taip ir galbūt čia būtų, tas kitoks išimtinis atvejis, kitoks. Iš tikrųjų, nenorėčiau dabar taip pasakyti atvirai, aiškiai, kad tikrai, jeigu nebus dalininko ir to nebuvo, ir nebus. Man atrodo, žmonės dabar, specialistai, teisininkai aiškinasi ir aš tikrųjų, bet kokiu atveju, Siverkomlis mokyklai nėra jokio pavojaus. Arba, jeigu reikės su dalininku, jie tikrai turės, jeigu nereikės, reiškia, jie yra pasiruošę. Žodžiu, teisus Gintaras Petronis, Vilniaus savivaldybės švietimo departamento direktorius, kuris sako, kad Siverkomlis mokykla turi galimybės tapti ilgąją gimnaziją ir tai reikia sulaukti jūsų ministerijos, švietimo ir mokslo ministerijos sprendimo. Taip. Tikrai taip. Tai kada tas sprendimas bus? Iš tikrųjų, artimiausiam dienom, man atrodo. Šią savaitę gal? Negaliu pasakyti, dabar aiškinasi ir dabar... O iki kada jūs galit? Iki pat balandžio pabaigos, gegužės pradžioje dar formuosi ministrų ir sakė, tos mokyklos, kurios dar nėra įtrauktos į planą, ministrų įsakymas, prieš paskutinis, arba galbūt netgi ne paskutinis, dar bus rengiamas įsakymo projektas balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje, tai pavojaus mokyklai dėl to, kad ministerija nespėtų akredituoti, tikrai nėra. Labai gerai. O ar tikrai, kad nuo rudens Lietuvoje neliks vidurinių mokyklų? Taip, iš tikrųjų, vidurinių mokyklų. Nebus nė vienos? Tikrai nebus nė vienos. O kiek dabar jų dar yra? Dabar yra, iš tikrųjų, reikėtų paskaičiuoti, nes dabar, kai perdėjo, jau vienas akredituojame, nebėra daug. Nebėra daug, aš manyčiau. Nėra tokių, kaip Siverkomlis, kurios nespėjo akredituotis, reorganizuotis. Yra keletas ir Vilniuje, yra keletas dar visur, bet tiesiog jos savivaldybės pačios čia priima sprendimus ir jos, arba jeigu tos mokyklos bendruomenės nenusprendžia tapti savitom, jeigu neturi savo unikalaus kelio, ir tada ir jeigu jos netinka tų reikalavimų visų, tai savivaldybė pati priima sprendimus. Ministerija čia tiesiog šiuo atveju mažai ir kišasi. Supratau. Keičiam temą. Bendrųjų ugdymo planų projektas. Kas naujo įneš? Ką naujo įneš tas projektas? Labai daug naujo tikrai neįneš. Naujų privalomų dalykų šitame ugdymo plane nėra. Nedidėja ir privalomų pamokų skaičius. Iš tikrųjų, galbūt jau diskusijų buvo sukėlę nemažai visuomenėje, numatoma koreguoti arba, tiesiog, kaip sako, ilginti mokslo metus. Yra įvairių labai nuomonių, yra ir už ir prieš. Iš tikrųjų, dabar esam surinkę visas nuomonės. Ir ministras turėtų apsispręsti, ar šitą nuostatą palikti ar nepalikti, jau kai tvirtins savo įsakymų tuos bendruosius ugdymo planus. Iki gegužės 1 turėtų jau patvirtinti. Tai žodžiu, iki gegužės 1 mes žinosim, ar bus ilgesnė mokslo metai ar ne. Taip. O ten siūlymas yra iki kada? Vienu žodžiu, prasidėtų, yra siūlymai, nuo rugsėjo 1, taip, kad būtų vienu žodžiu 16 metais 1 savaitė ir 17 metais prasitęstų vieną savaitę. Arba yra įvairių pasiūlymų, kad iš karto 10 dienų, 2 savaitėm pratęsti, nesgi mes prisimenu anksčiau ir būdavo iki pat birželio pabaigos tie mokslo metai. Ir yra teigiama iš tikrųjų ir įvairių nuomonių, kadangi tie mokslo metai atrodo iš pirmo žvilgsnio
kas tas yra tik tai 10 dienų. Bet žiūrėkite, jeigu kiekvienai klasiai prisideda po 10 dienų ir gaunasi, kai jau 10 klasėje, kiekvienais metais po 10 ir gaunasi daug tų valandų. Taip, bet direktorių mokyklų direktoriai sako, kad tuo metu ten yra egzaminai ir tiesiog gali nebūti sąlygų normaliai dirbti kitoms klasėms, kurios neišlaiko tų egzaminų. Na, iš tikrųjų, dėl to, kad organizuoti, kad vyksta ūdymo procesas ir tuo pačiu metu egzaminai galimi įvairių sprendimo būdai. Galima egzaminus organizuoti ir šeštadieniais galima juos organizuoti, tarkim, ūdymo procesą nukelti po pietų, kai po egzaminas baigėsi. Na, iš tikrųjų, jeigu žiūrint į tą procesą geranoriškai, visada sprendimas yra. Viską galima. Taip, kad nebūtų chaosų. Taip, kad nebūtų chaosų. Iš tikrųjų, sutinku su tą. Kokie dar pakeitimai? Taip. Dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, nes čia irgi buvo diskusija, kad būtų jisai privalomas valstybinis visiems. Iš tikrųjų, tai yra tik diskusija. Galiu užgarantuoti, nei kitais metais, nei dar kitais metais tokio sprendimo tikėtina, kad tikrai nebus priimtas toks sprendimas, nes tai reikia labai gerai išdiskutuoti. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, jis yra privalomas, vienintelis. Na, reiškia, ne taip, kad kaip kitus egzaminus vaikas gali pasirinkti, noriu ar laikau ar nelaikau, na, o lietuvių kalbos egzaminas, jis reikalingas yra privalomas visiems. Ir todėl jisai geriau, kad liktų ir mokyklinis, ir valstybinis. Jį reikėtų galbūt pakol kas bent jau dabar tikrai iš tikrųjų tik labai gerai išdiskutavus, pasvirus visas nuomonės ir tikrai gerai pasiruošus tam galima tokį dalyką įvesti. Gerai, ar mūsų mokyklos žadina individų žinių troškimą, ar tik lipdo beveidžius ir paklusnius šešėlius? Na, man atrodo, kad mūsų švietimo sistema, ugdymo sistema iš tikrųjų bent jau stengiasi ugdyti kūrybiškus žmonės. Žmonės, kurie yra laisvai mąstantis, tuo pačiu yra atsakingi. Na ir visą kūrybiškumą, atsakomybės jausmą, visą tą formuoja mokyklos bendruomenė. Ne tik ugdymo turinys, žinoma, be abejo, bet ir labai svarų indėlį čia turi mokytojas, kiek jis yra kūrybiškas. Visa mokyklos bendruomenė, kiek jinai sutelkusi ir kūrybiška, kiek jinai yra laisva ir leidžia vaiko gebėjimams, žinioms ir vaikui pasireikšti jo kūrybiškumui. Tai yra labai svarbu. Man atrodo, sąlygos yra sudarytos iš tikrųjų ir to tikrai turime siekti. O kokių specialistų Lietuvos ateičiai reiktų labiausiai? Na, kalbant apie specialistus, iš tikrųjų, jeigu kalbame apie tos žmonės, kurie baigia profesinės mokyklas, tai šiuo metu galėtume įvardinti tokį poreikį kaip metalo apdirbimo staklininkai, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai, suvirintojai, siuvėjai, tekstilės gaminių gamintojai, masažuotojai. Na, iš tikrųjų, kokių specialistų reikia, mes paprastai sužinome iš darbdavių poreikio arba iš regionų plėtros perspektyvų arba iš darbo biržos tiesiog prognozių. Na, Lietuvos darbo birža prognozuoja, kad 15 metais darbdaviai įregistruos nuo 220 iki 240 tūkstančių darbo pasiūlymų, iš kurių net 60% numatoma įregistruoti paslaugų sferoje. Taip, 20% pramonės, 14% statybos, 6% žemės ūkio sektoriuje. Na, o jeigu kalbant apie baigusios universitetinės studijas, įgijus bakalauro arba magistro studijas, iš tikrųjų paminėtina yra, kad populiarūs yra ir gerai įsidarbina ir gerai uždirba gydytojai odontologai, vaistininkai, taip pat yra paklausus ir matematikos, ir kompiuterijos specialistai, kompiuterių mokslos žinovai. Taip. Na ir yra labai dažnai šnekama apie teisininkus, kad teisininkai tikrai bakalaurai teisininkai, jie galbūt mažiau populiarūs yra, sunkiau įsidarbinti, bet vis tik tai magistrai, teisininkai, jie yra iš tikrųjų dar. Jų yra daug, bet vis tik dar reikia. Bet vis tik jų reikia dar. Ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos Jums. Ačiū našim goščiam. Dzisiaj była Genoweita Krasauskienė, wiceminister oświaty i nauki Republiki Litewskiej.